Mes ten visų valdas yra Dmitrijus, taip? Nu, visi yra. Medalių visi tie pasimta. Juntos ne visi. Tai labai džiaugiuosi, kad dalyvaujant varžybos, nes aš tikėjausi, kad šiek tiek gal bus daugiau žmonių, bet, darom mes retai tas varžybas, sakysim, mėgėjams, tai gal tai darysime dažniau ir susirinksite daugiau. Tai pagodos turnyre, 3 vieta jau paimta, 2 vieta atiteko Dmitrijui Tarakanui. Ir nugalėtojų tapo Valdas Šerelis. Ir pagrindiniai grupiai, 3 vieta, čia buvo santykis skaičiavom ir viską čia būrėm. Taip, 3 vieta teko Šarūnui Žemaitaičiui. Antroji vieta Kornelija Lisinaitė. Ir nugalėtojų tapo Darius Kiauras.